Kalėdų namelyje išaušo dar vienas stebuklingas rytas, o tai pats tinkamiausias metas keltis Kalėdų seneliui. Oi, senelis jau nubudęs, kokia staigmena. Senelis šiandien ankstyvas. Ir kągi jis čia daro? Kas čia dabar pasidarė? Ir čia sniego kalnas, ir čia sniego ruožas. Per naktį kojos nuo rankų nutolo. Ar tik nebus taip, kad būsiu pasitaisęs? Viskas, aš atsiauginsiu, negalima taip daryti. Aš nusikirpau ir tu nusikirpai, kas. Tai aš pirmas nusikirpau, paskui tu nusikirpai. Aš tave nukirpau, nes Aš nukirpau. Tu nukirpai, nes aš tavęs paprašiau, kad... Sveiki, mano ištikimieji elfai. Labas rytas, suraitytas. Sveiki, sveiki. Senelė, kaip visada, jūsų arbata. Ne, Ir aguonų ne, pyragas. visada šiandien bus kaip niekada. Senelė, jūsų krėslas, prašome sėstis ir aptarsime dienos kalendoriaus darbus. Nebesėsiu, nebesidėsiu. Žiūrėkite, kaip ištežau per šitą karantiną. Net savo batų nebegaliu pasiekti. Atėjo laikas keistis. Riebalai, miltai, cukrus negerai. Senelė, bet juk čia yra šimtametės elfų kepyklos tradicijos, kurios yra perduodamos iš kartos į kartą. Tikrai, paklausykit. Taip. Cukrus, pudros, debesėlis, plaukia pieno upelių. Viskas, elfai, surimtėkite. Turime tiek daug darbų, o jūs čia sprendžiate, valgyti Kalėdų seneliui ar nevalgyti. Aha. O tai ką Taip. daryti? Taip. Taigi, šiandienos stebuklinga mintis yra sveikam kūne, sveika siela. Na va, matot, net kalendorius mums sufleruoja, kad turime sveikiau maitintis, daugiau judėti ir mankštintis. Ir taip, šiandieną turime patikrinti, kaip sekasi Gyčiui, Jokūbui ir Agotai valgyti daržovės. Turime patikrinti visas girliandas, girdėjome skundų, jog daug lempučių perdegė. Reikia išsikviesti Baltąjį Kirą, jis pažadėjo uždėti didžiai Agliai viršūnę. Ir turbūt ir viskas. Senelė? Ir dar prašau į darbotvarkę įtraukti skambutį Elfijai Pyragauskienei. Taip, įtraukite, turime pakalbėti su ją dėl tolesnio mūsų maitinimosi. O dabar gal mankštelę vietoj pyrago. Na, Tai gerai, mankštelė. mankštelė, tai mankštelė. Pasiruošę? Judinam ranką, judinam koją, sukame galvą. Ai, taip. Bet nemataluojam. Oi, atsiprašau. Judinam, judinam, tinginį budinam. Sukam. Ei, bet nenusisukam. Dar kartelį. Judinam, tinginį budinam. Sukam. Ei, bet nesusisukam. Oi. Atsisuk. Ačiū. Sveiki, Elfė Pyragauskienė. Labai malonu jūs girdėti. Taip, aš tik norėjau pasakyti, kad mes atsisakome pyragaičių ir bandelių ir saldaus pieno. Kodėl? Ogi todėl, kad, žinokit, nebesusilenkiu per pilvą ir nebepasikiu savo batų. Tai, o jūs galvojat, manęs neveikia tie jūsų saldumynai. Ką? Judėt daugiau? Tai, kad manęs niekas niekur nebeišleidžia, bet judu. Taip, pradėjau labiau judėt. Tai ar įmanoma ką padaryti? Gerai, tai aš atsiųsiu to savo 2 neklaužadas pas jūs. Ačiū, Elfė Pyragauskienė. Ir jums skanaus. Iki. Na ką, daug darbų šiandien nuveikta, sniegas aptirpo, pyragas gal ir nepakenks. Aha, pagavom. Senelė, tučtai jau padėkite tai, ką šiuo metu laikote rankoje. Ne. Senelė, Elfė Pyragauskienė yra pati greičiausia, pati sumaniausia visame poliarinėme rate. Jūs tik pasižiūrėkit, kokių gerybių jinai jums čia priruošė, senelė. Morkos. Taip. Labai gerai jūsų akims, kad pasakas geriau skaitytų. Priedo morkų sultis padeda gerinti medžiagų apykaitą. Burokėliai. Labai gerai jūsų sveikiems raudoniems žandams. Taip, ir labai gerai, jeigu reikia atgauti jėgas. Ir taip pat dar sakė, kad pusryčiams avižų košė, pietums daržovių troškinys, o vakarieniai kakavos. Bet cukraus.
Bet cukraus. Ką ir viskas? Ne viskas. Grynas oras kambaryje, atsisakyti saviplakos, savigraužos, vadovautis geromis mintimis, daugiau šypsotis, juokauti, pokštauti, na ir žinoma, pabrėžia, mažiau sėdėti prie interneto. Ir dar pabrėžia, kad reikia plautis rankas. Seneli, plautis rankas. Pasiruošęs? Pasiruošęs. Delnas į delną. Delnas į delną. Pirštai tarp pirštų. Pirštai tarp pirštų. Putojančio muilo. Putojančio muilo. Reik nepamiršti. Reik nepamiršti. Ir delnas į delną. Pirštai tarp pirštų. Putojančio muilo. Reik nepamiršti. Supratot? Nepamirškite ir jūs daugiau šypsotis, judėti, plauti rankas, valgyti daugiau daržovių ir mažiau sėdėti prie kompiuterių. Visi kartu palaikykime Kalėdų senelio norą būti sveiku.